Nu, mano youtuberiai šitą atėjau mašiną, ką tik buvau savo partnerį Veliuksą. Nu ką, gavau tokį išsvajotą dokumentą. Stoglangių sertifikuotas montuotojas. Veliuks stoglangių sertifikatas, Veliuks Lietuva B. Čia kas iš toks, aišku, galit mane rasti rekvizituose. Parašai visą sudėti. Nu ką, toks svajotas, kaip sakyt, visų stoglangių montuotojų reikalas. Nu, būt pripažintam. Ai, tarp kitko kažkada buvau Veliuksą kepurę gavęs. Tokį savo logotipą užsidėjau, kad tikrai aš. Ir gan gerai gavus. Nu, tai pasiekimas, nu kaip pasikartosiu, neblogas. Turiu, tarp kitko, įrotą tokį sertifikatą. Tai dabar esu 2 gigantų Veliuksų įroto oficialus, kaip ir stoglangių montuotojas. Tai vat stoglangiukas, kaip sakyt, siekia, nu ne karjerą, bet, tobulėja. Dirbo su visais stoglangiais. Ačiū mano, tarp kitko. Visa buhalterija tokia. Ne buhalterija, bet turi visus katalogus, tokius jau pagyvenusius irgi. Suku roto visą produkciją. Ta prasme, paskui atvažiuoju pas kokį žmogų. Šitie roto gaminiai. Ai, tai prasme, kartais parduodu vieną kitą langą. Nu, neparduodu, bet važiuoju pas klientą, susišneku. Ten, jeigu jam tinka tas langas, tada perduodu savo pardavėjam. Parduoda tą langą. Nes aš nesu fizinė ten parduotuvė, aš stoglangį negaliu pardavinėti. Nu, atsiskaityti neturiu, kaip parduotuvė turi parduoti per parduotuvę. O aš esu ne parduotuvė, tai tik tai galiu montuoti stoglangius. Gerai, dar kartą džiaugiuosi. Kam patiko, statom laikus. Nu, sieksim kitą gamintojo sertifikatą. Nu, pagal eilę dabar norėtųsi polį gauti, nes su jų langais dirbu. Nu, ir fakras langai dirbu, tai irgi būtų neblogai gauti. Gerai, geros visam dienos. Einam, važiuojam namo švęsti, aplastyti popierius, dokumentus. Juokauju, gerai, geros dienos.